Sveiki visi. Taigi aš dabar filmuoju. Ir aš esu čionais serveryje. Bet kol kas esu vienas. Kaip man gaila. Bet aš manau, kad galim apžiūrėti, kas čia yra. Nes artimiausiu metu čia žaisime mes kaip ir maždaug minigeimus ar kas nors panašaus. Taigi žaisime mes sukūrėm žaidimą tokį The Rooms. Mes jums, manau, greit parodysim. Splefas, tada gladiatorių kovas visai įdomiai padarėm. Kas toliau? Aš žinau, kad dar toliau yra TNT dropas, yra TNT runas, laser tagas, sugalvojau aš kaip ten, žodžiu. Artimiausiu metu, manau, pamatysite, kaip mes žaidžiame tai. Visai turėtų būti įdomu. Dabar galiu aš parodyti, kas maždaug yra, pavyzdžiui, The Rooms. Taigi rašau varpą. Mums reikia ten atsirasti, kaip žinia. Štai, atsirandame tokiam kambarėlį, kol kas čia yra niekas nesutvarkyta, bet paspaudė šią svirtelę ir čia iškrenta kol kas nieko, bet iškris zombiai. Tada, kai pereisime šį lygį, turėsime kaip antrą lygį. Ir galima pasidaryti taip, nes man padarys, aišku. Ir čia iškris ponai kryperiai. Bet kol kas jų čia nėra. Tada čia bus parkūras ir kas žiauru čia nais yra, tai yra kai tu gauni nožės. Tai pasidaro labai sunku tai viską daryti, va būtent taip. Kai perini parkūrą, gauni pieno. Toliau eini čia. Čia visur pasiemi daiktų. Ir eini toliau, paspaudi svirtį, atsiranda dar daugiau mobų. Eini ir tada čia nežinau prie ko. Jo, čia turi iškristi leizai, vienas reikia bėgti. Tada čia bus videris, muš žmogeliai videris. Te galima žiūrėti, kaip ir arena, ir tada, kai laimi, atidarai laimėtojam duris. Nu gerai, taip neturėjo būti. Ir kas laukia jų už tų durų? Čia yra kaip ir jau pabaiga. Ir kai jas atsidariusios, ateini čia, ir čia yra kaip vinerių rūmas. Gauni itemų ir taip toliau. Tada grįžti į spavną. Toliau. TNT runas, manau, žinot, kas per velnės. Tiesiog pastatėm tokį kaip mes patys, kaip matot, jau kažkas žaidė, matau. Ja, reiks sutaisyti. Šis taisimas užtrunka labai greitai, su komandom, ten su visais world editais, taip toliau. Todėl nėra sunku taisyti. Toliau.
ką mes dar turim? Dar mes turim... Galima eiti gladiatorių areną. Rašome taip. Ir čia mes taip sugalvojam, kad kažkas turi būti kaip ar valdovas, ar kažkas panašaus, kuris čia stebės. Čia yra pereiti lygiai. Kaip matote, kai kas žaidė ir va, štai tiek lygių perėjo. Čia viso šito žaidimo esmė, tai kad, va, pavyzdžiui, aš esu tas, kuris prižiūri čia visą šitą reikalą, čia kiaulės neprieko, nekreipiu dėmesio. Na ir aš spaudžiu čia, va, turiu ir paspaudžiu, dabar neveiks, aišku, bet išeina ir nueina į dispenserius, kurie šauna tus blogiečius. Tada eina lygiai, juos pereina tie žmonės ir tiesiog taip ir žaidžiama, kuo daugiau pereini, to didesnį prizą gauni. Čia aš iš savo paleidimo aikštelės galiu jam atidaryti va šitą ir jie galės eiti, nes dabar tai kaip jie ten atsiranda ir jie nieko negali daryti. Toliau. Splefas. Tai viskas tas pats, bet aš savo... Čia... Žinau, kad netai prašos, bet nesvarbu. Aš padariau, man reiktų, man atrodo, pasitylint garsus. Va, čia irgi kol kas yra nelabai gražu, nes čia kažkas, kai kas prileido visokių tai. Čia yra su pumpkinais gali žaisti. Tada komandinis žaidimas. Čia arena, va, nu, daug lygio arena. Čia vėl vieno lygio arena. Žaidi, žodžiu, įkrenti ir laimi kitas. Nu, manau, žinot. Tada, kas dar? Taigi, kas dar? Dar galėtų būti, žinau. Taip. Štai čia einam ir čia aš sugalvojau tokį kaip tu... Oi, čia neprieko. Tu eini, pavyzdžiui, pasirenki. Noriu būti aš ketvirtas. Einu į ketvirtą, tada čia aš turiu pasiimti šarvus ir gaunu tuo pačiu nematomumą. Bet šarvus aš privalau užsidėti. O nematomumas yra tam, kad čia vat, yra labirintas, viskas šitas vyksta labirinte ir tiesiog tu, kad tavo vardo nesimatytų, bet tu pats matysies, nes turėsi šarvus užsidės ant savęs. Taigi taip ir žaidžiama, o prie ko čia lazerių arena, tai prie to, kad tu gauni lanką, tokį super lanką gauni, vat, power 1000, čia truputėlį aišku, ne visais tokiais legaliais būdais gavom, bet yra, nu taip, nušauni kaip žmogų iš vieno smūgio, todėl yra gan patogu. Kaip ir manau, aš čia viską apžiūrėjau, daugiau lyg ir nieko nėra. Daugiau yra tiesiog varpai, pavyzdžiui, kad ir kasyklos arba yra endermenų ferma, 2 parkūrai, tada tiesiog TNT dropas, tai toks dalykas, kai esmė tokia, esmė laimėta, aišku.
Bet tu čia atsirandi, esi tarkim pirmas arba antras, tarkim aš noriu būti antras, gaunu strėlę ir aš turiu pataikyti į kito mygtuką, kad ant jo užkristų TNT. Kai aš pataikau, mygtukas pasispaudžia ir ant žmogaus nukrenta TNT. Ir kas pirmas pataiko, tas laimi. Labai paprasta. Štai. Ir tas žmogus, bum. Taip čia mes ir žaidžiam. Kas dar? Nežinau, kas dar. Daugiau lyg mes nieko ir labai neturim čia. Ir jau čia reiks pasistatyti namą, žinoma, žaisiu per survivalą, kasyklos ir visokie šiaip sau dar varpai. O čia yra spavnas ir tam kai kažkas jau statė, aišku. Tiesiog taip mes čia ir gyvenam. Gerai, tai kaip manau, šiandienai taip užteks. Galėsiu ir kitą seriją dar daugiau parodyti, nes aš manau, čia dar kai kas yra, ką galėčiau parodyti. Taigi sakau jum, sėkmės, geros dienos.